Tam, kad palengvinti ypač smulkaus verslo ir vidutinio verslo vadovam šitą situaciją, aš sukūriau kartu su kolegom ir jau šiemet 3. kartą organizuosime specialią programą orientuotą, reiškia, į įmonių vadovus ir vadinasi nuo amato prie verslo. Daugiau apie tą mokymų programą informacijos jūs galite rasti tinklapyje amver.lt. Tai yra praktinių verslo vystymo įgūdžių tobulinimo programa. Trukmė yra 6 mėnesiai. Per tuos 6 mėnesius turėsime 8 užsiėmimus. Bendroji sumoje maždaug 60 valandų. Papildomai apie 30 valandų įvairios video medžiagos paskaitų, kurias jūs turėsite pasižiūrėti. Dalis temų bus nagrinėjamos taip vadinama flipped classroom principu. Kai teoriją jūs žiūrėsite, ruošitės prieš paskaitą, paskaitos metu susirinkę darysite praktinius darbus ir praktiniai darbai tai bus su jūsų įmonėm. Jeigu šnekėsime, susidarykite finansinį planą, tai kiekvienas iš jūsų darys savo įmonės finansinį planą, o ne kažkokios teorinės įmonės. Taip pat kiekvienas įmonė gaus kuratorių konsultacijas. 10 valandų kuratorių kurso metu kuratorių konsultacijas. Taip, tai bus teorija derinama su praktika. Apie ką visa ta programa? Viskas prasidės nuo to, kad tai yra asmeninio laiko valdymas. Duosime, reiškia, įgūdžius, kaip teisingai valdyti savo asmeninį laiką. Ką mes pamatėme su ankstesnėm nuo amato prie verslas klausytojų grupėm, kad daug kas man sakė, medžiaga labai gera, bet man neturėjau laiko per 6 mėnesius, net atsirado laiko pritaikyti tai, ką aš išgirdau seminaruose. Ką tai rodo? Tai rodo, kad yra tam tikras laiko valdymo įgūdžių trūkumas. Taip viskas prasidės nuo asmeninio laiko valdymo įgūdžių. Toliau rodikliai, tai ką mes sakėm, globalūs rodikliai ir finansų valdymas, pardavimų valdymas, pardavimų proceso sudarimas. Toliau, kai jau yra rodikliai ir pardavimai, pereisime prie to, kaip jūs kūrėte tai, ką parduodate. Tai, kas yra parduodama, kuriama keliais būdais. Tai gali būti fizinių produktų gamyba ir gamybos procesų valdymas. Tai gali būti paslaugų procesai, taip. Tai gali būti projektinė aplinka. Sus tos dalykus mes paliesime. Toliau, kaip sukurti konkurencinį pranašumą. Konkurencinis pranašumas tai yra tam tikras dalykas, kurį jūs darote ryškiai geriau negu jūsų konkurentai. Kainą nukopijuoti labai paprasta. Pasikoregavai savo kainoraštį ir nukopijavai. Nukopijuoti pertvarkytus procesus labai sudėtinga. Toliau pasižiūrėsime apie marketingą. Ne tik vertės pasiūlymų ruošimą, bet ir kaip užtikrinti papildomų potencialių klientų srautą, kur ieškoti potencialių klientų, bei spartaus augimo strategijos sukūrimas. Taip pat papildomai bus video medžiaga, bei kam aktualu konsultacijos apie tiekimo grandinės ir atsargų valdymą. 8 susitikimai orientuoti į jūsų verslo stabilumo ir augimo užtikrinimą. Kaina. Vienam klausytojui kaina yra 4000 litų, bet jeigu pasižiūrėt, kad 8 užsiėmimai, 60 valandų, video medžiagos apie 30 valandų, kuratorių konsultacijos 10 valandų. Jeigu pasižiūrėt visą trukmė ir visą medžiagą, kurią jūs gausite, tai yra virš 100 valandų. Tokiu atveju tai gaunasi valandos kaina 40 litų. Tai tikrai nėra labai didelė kaina. Jo labiau, kad jeigu iš įmonės ateisite keliese, vėlgi bus papildomos nuolaidos. Tinklapyje nuo amato prie verslo, tam amver.lt jūs galite rasti mūsų dalyvių atsiliepimus.
apie kurie jau dalyvavo kurse atsiliepimus. Kas įdomiausia, turime ne vieną, dvejetukininką, kaip aš juokaudamas sakau, žmonės, kurie nusprendė ir toliau kartoti tą kursą. Kadangi kiekvieną kartą gauni naujų žinių ir įgūdžių. Beje, užsiregistravę iki sausio 15 dienos gaus papildomai 10% nuolaidą. Beje, jeigu jums įdomi tik tai viena tema ar keletas temų iš šitų išvardintų temų, jūs galite dalyvauti vienoje iš atskirų temų už atskirą kainą. Visą tą informaciją jūs galite rasti mūsų tinklapyje amver.lt.